Sveiki. Google keičiasi ir mes visi turime priprasti, kad Google tai nebebus tiesiog pigus srauto, nemokamo srauto ir klikų generatorius. Žmonės vis daugiau naudojasi Google paiešką ne vien tam, kad paspaustų ant nuorodos, bet kad įrašytų kažką tai į Google paiešką ir gautų atsakymą čia ir dabar. Dažniausiai tai bus dirbtinio intelekto sugeneruotas atsakymas, ten, pavyzdžiui, receptas, blynas ar ten kažkoks tai dalykas. Visa tai yra puiku. Na, mes patys naudojamės šiais sprendimais kasdienėme savo gyvenime ir tai palengvina mūsų gyvenimą. Tai kodėl turėtume tikėtis, kad kažkas kitas vadovausis nepatogesniais sprendimais, negu kad mes patys vadovaujamės. Tačiau, ar tai reiškia, kad mes turime išmesti visą mūsų savo strategiją į šiukšlių dėžę? Ne, jokių būdų ne. Jokių būdų neišmeskite ir savo mokamos Google paieškos reklamų. Visa tai veikia, veiks ir toliau. Tiesiog tai yra dar vienas kanalas, atsiranda dar vienas kanalas šalia. Atsiranda dirbtinio intelekto generuotas rekomenduojamas turinys, apie kurį mes turime pradėti galvoti. Ir tiek, nes vartotojas jį jau naudoja. Ir ką daryti su visa šita informacija, ką daryti su visu tuo, visais tais pasikeitimais, tiesiog skaitykite mūsų tinklaraštyje, kuriame mes diskutuojame pakankamai senai apie tai, o nuoroda į viską yra komentare apačioje.